is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming to the heart of worship, when it's all about you, all about you. Dabar žaidimai išvykti susiradę programą. Visi turi. Stadione prie vartų. Bus principas toks. Nes visą stadioną aš paėmė. Palauk, ten yra... Nuo vartų iki vartų man reikia. Žodžiu, tik tu nežinai. Aš čia galiu. Čia bus to. Man reikia dar pasiruošti. Čia Tomas? Nu, nesvarbu man. Ne, du aš čia jau atsakiau. Kažko labai vangiai, turbūt tu naktį jaudintis ir neišsimiegoti, jo? Nes kai mes važiavom čia, šalia manęs sėdėjo vienas berniukas ir jisai snaudė. Aš manau, kad jisai naktį neišsimiegojo. Jaudinasi, nes čia pas mus yra pirmą kartą. Gerai, aš ne apie tai. Mano vardas Robertas ir manęs paprašė, kad supažinčiau su programa. Aš ją skaičiau vieną kartą. Dabar turėsim laiką susipažinimo stotelę. Rimantas pasakys, kur yra stotelės ir tenai mes eisim ir turėsim po 20 minučių ir ten turėsim laiką, kai pažaisim žaidimus susipažinimo, jo? Arba kitokį. 1 valandą turėsim stovyklos atidarymą. Čia, salėje. Po visų tų stotelių susirinkam čia atgal į salę. 2 valandą pietus. Aš manau, jūs tenai nevėluosi. Jo, jūs žinote. Ar baisu buvo? Šaunuolė, šaunuolė. Gerai. Donatas dabar. Donatas. Eik, Donatai. Taip, Donatas. Simer. Nesisėsko, griuk. Nu, pradžiai gerai. Labai gerai. Nu, Vigantė, dabar jau gal tu? Vigantė, gal tu dabar? Vigantė, gerai, Vigantė dar. Gerai, palauk, dar stojam, Vigantė dar sušok. Dar Vigantė. Dabar šiek tiek gal atsitūpkite, gal Vigantė, kad... O, gerai, Vigantė. Nu, šaunuolė. Simerk. Gerai, pabandėme. Tik nesiriesk. Gerai, dar kartą, kartuojam. Gerai, šoku. Žinot, su tokia grupė galima visur važiuoti ir visur keliauti. Gerai, dabar dar vieną žaidimą tada parodysiu. Nesigavo? Čia sėd. Donatai, atsiprašau, ateik čia duotų. Po du. Tai tu gali. Gerai, Donsik, ateik čia. Ateik čia, va, mes čia. A jūs Rimantė reikia, prisijungkit, gerai turėjo. Ir dabar susikabinę su šalia esančiais, ne su porom, bet su šalia esančiais.
Čia. Nesąmonė. Nu, bandykim atsistoti. Nu, nieko nesigauna. Palaukit. Tada pabandom. Dabar dėmesio, pabandom susikabinti tada su porom savo. Bet kartu petys į petį mes irgi remkim. Kur mano Donatas, Donatuk? Kur Donatuk tavo rankytės? Nu ir pabandom remdamiesi į vienas kito nugarą atsistoti dabar visas kirminas, visa eilė. Į vienas į kitą atremiam nugarom ir atsisėdam. Po biškį sėdam visą eilė. Ir dabar pabandom atsistot, kaip nors. Pirmas slogis, na. Dėkui. Žaidžiu! Išeit negalima iš teritoriją. Dar reikia, smėlinu. Matagės reikia gelbėti. Rankas ant galvos. O, jūs įstoja. Gerai, a tu jau buvai pagauta? Skambutis! Gerai? Laukite, apsisukite 3 kartus. 3 kartus taip, apsisukite. Aš vienintelis tik galiu šnekėti. Į vieną eilę turėsite atsistoti. Nu, viens dabar kito, žiūrėkit, tūgi ir bandykit sustoti vieną eilę. Čia pridėkite. Jeigu mažiausias, pasilikite mažiausioje vietoje. Jūs laikykitės vienas kitas, laikykitės, bet paskui nerasit viens kitą. Ir kas greičiau pasako, tą žmogų persitraukia į savo pusę. Ar supratot? Kai mes pakeliam paklodę, jūs galit išsirinkti į priekį statyti bet kurį jūs norit. Jo, pabandau. Nu, toliau. Todėl, kad aš sakiau, galite statyti, ką nori. Dar kartelį pabandyti. Supratot, jo? Kristina. Kas greičiau pasakė? Gerai, dar kartą. Pasikeisti. Kristina. Kas greičiau? Eik, Kristina, į tą pusę. Algis teisėjas ir jisai niekada nesukčiauja, pasako teisėjas. Jūs galite pasikeisti. Ne vis laiką laikytinės. Simonas. Saimai į tą pusę. Donata. Man atrodo, kad jinai į tą pusę. Eini, Gerdai. Abudu Vytai? O tas kai Vytas? O tu ne Vytas. Gerai, tu ne Vytas, bet tu Vytas. Tada tu eik čia. Į vieną liniją pasitengi, kad tas suprastų, kad čia tas yra tas, kuris yra. Pasiruošę? Darius. Darius, tu Darius. Ne, nesimuškit. Biškutį mergaitės pasispauskit, kad užtektų vietos ir jūsų riteriai. Darius.
O ko jūs laukiat? Nu, dar reikia tą pusę. Jie gerai, vat bando raidę piešti ir aš nežinau, jeigu randės nesupranta, bandykite apibūdinti. Čia tas. Dariau į tą pusę. Ant kiekvieno nugaros užklijuosi po lentelę, užklijuosim su gintu su įžymybė arba Lietuvos, arba užsienietiška, ne? Jo, aš ne įžymybė. Ja, ir aš irgi, mano vardo nebus. Užklijuosim ir pora, kuri yra dviese, ne? Vienas žmogus pasižiūri, kas yra užrašyta ant nugaros ir bando paaiškinti jam, kas tas žmogus, bet girdi, nu kaip gerai. Dabar apsimeni. O jūs atspėjate? Aktorius, nelietuvis. Rodyk, kaip jis atrodo. Pas tave yra tokia Aš nežinau. Žinai tu jį. Čia vyra. Jo, tokia labai užsienio. Jie dažnai filmuoja. Labai ne žvaigždė kokia nors ten. O tokia. Jie ne viena. Kaip man apibūdindama? Nu ir rodyk, kaip jis atrodytų. Jį nešioji, kaip apsirengus. Ai, jį nešioja karūną. Jūs išsiaiškinat? Jį nešioja karūną, yra labai apsirengus. Ne, nu tai žinai, kas ten tokia? Oi. Tai aiškiai, kas tokia, nu. Nu, tokia ilgai splauka. Aušra, pasižiūrėk, kad jūsų vaikai nenusigribautų. Gerai, primet. Užsienio. Labai pasileidus. Matėjai, pasakiau ir iš karto. O tu kas tokia? Rodyk. Ojei. Vienas iš poros, kas pasiskirstot, kas bus aklas. Geriausiai su Kaip dėmėtų tokia. Nesimato? Aklą man atveskit savo, kas ne aklas. Gerai, gal aš aklas gerai nekur. Ar tu šau dar kartą gal? Man savo aklus. Modesta! Šarūne! Aušra! Ką? Stepai! Tik 2 kartus galim šaukti. Aušra! Čia. Šarūne! Ką dabar? Į priekį. Taip kaip bėgi, taip bėgi. Kaip man tas vardas? Blokai! Kotryna! Ką? Kodėl? Čia įliavo visą laiką. Kotryna! Ką? Ne, rodyt nebūtinai garsą. Ne? Miau. Bandykite atsiminti. Au. Ką čia jau garsas? Nu, ką sako? Žmogus tinginys. Mastai tas. Kiaulė, jo?
Galvokit, kad jums nereikėtų galvoti, Šark. Geriau sakyk G ir sakyk zebras, nes tu panašiai. Gerai, gali sakyti. Iha. Tu? Aš nežinau. Kva, gerai? Man padėkit. O, kaip nebežinau, jau. O tau? Aš paukščiu gali. Vilka. Tu? Aš paukščiu gali. Gali, bet koks. Kar. Viščiukas įdomus, ne? Kar. Cip. Gerai, žiūrėkit, aš vietoj jos dabar Iš kaimo vaikai. Viščiukas, kar. Nu, kas pradeda? Pradėk. Kar. Du. Kar. Zip. Miau. Miau. Yra. Au. Eik ratą. Miau. Zip. Mu. Mums reikia eiti repetuoti. Dabar? Ai, ne, bet tai Skalų išrinkti žmonių įvairiaus figūras, veidus ir pavaizduoti visą tą minę, kuri eina per jūrą. Manau, we have to find the pieces, people, or fishes, or fish, or something like that. That also Tu geriau stenkis ištirti, reikia daugiau ištirti, aplikuoti. Tai gerai, čia pas tave jūra, ne? Tai jūra. Iš tos pusės. Tada čia va klijuojam žmonės. Gerai? Izraelitas. Iškiek patai. Kad raidžia nebūtų. Izraelitas. Va, baseinas geras. Arba tą galvytę. Ir jam kol kukuliau. Aš verslu kuliavrį šitą tikėjau. Kai kartu mes esam kyla jam garbė. Jei mūsų širdys vaikėsi tau Dieve, esame pavarginti. Ir iš tikrųjų, aš tos 32 metus gyvenau bilekai. Aš nežinau, dėl ko aš esu šitoj žemėje, aš nežinojau, koks yra planas ir iš viso, ar jis yra dėl manęs kažkoks. Aš nežinau, ar aš turiu kažkokį tai pašaukimą, kuom dirbti, kokia mano profesija turi būti. Kai aš baigiau 11 klasių, mano mama labai norėjo, kad aš būčiau daktarė. Ir jinai sako, Lilė, važiuosi, stosi į medicinos universitetą. Aš sakau, gerai, nors iš tikrųjų aš nenorėjau būti tą daktarę. Ir kai aš neįstojau, aš labai džiaugiausi.
Aš grįžau namo ir aš nežinau, ką man toliau daryti. Aš neturiu jokio supratimo. Mama sako, tada eik į prekybą dirbti, mokytis, ta prasme, prekybininkų. Ir aš nuvažiavau kitais metais į Vilnių univerą ir įstojau prekybą, aš pabaigiau, bet aš nežinau, ar aš turiu tą dovaną, ar man patinka tas darbas, ar iš vis man tie dalykai įdomu. Kai aš kūriau šeimą, aš iš vis net nesuvokiau, kokia tai yra atsakomybė šeima. Ką tai reiškia dėl manęs ir aplamai, dėl ko yra šeima. Kai gimdžiau savo sūnų, kuris irgi čia yra, aš nemasčiau, kodėl taip darė, kodėl aš taip darau. Kai aš gėriau todėl, kad visi geria. Aš rūkiau, todėl, kad mano bendrakursiai rūkė. Aš melavau, nes nemačiau tame nieko blogo. Ir aš gyvenau bilekaip, kol į mano gyvenimą neatėjo Kristus. Ir žinot, kai man buvo 14 metų, aš su tėčiu ilsėjausi Kintuose nameliuose tokiuose. Ir mes, Kintuose, bet kaip Robertas žino, kas ten yra, mūsų giminaičiai gyveno miestelėje, o mes buvom miške. Ir mes pasilikom pas giminaičius labai ilgai. Ir kai išėjom iš jų buvo 11 val. Vakaro. Kai mes ėjom miesteliu, dar buvo šviesu, o mūsų nameliai buvo miške. Ir kai mes ėjom į mišką, buvo tokia tamsa, kad iš vis nieko nematėm. Va taip jau su tėčiu. Net nemačiau nei kelio, nei medžio, nieko. Kelias buvo labai trumpas, bet mes ėjom labai ilgai, kol pamatėm, kad dega žibintai ten, kur mes gyvenom. Ir tada mes galėjom pamatyti šviesą ir ateiti. Taip Kristaus ateimas į mano gyvenimą, po kaip kažkas uždegė man kambarį šviesą. Aš tada supratau visus dalykus. Aš supratau, kodėl aš gyvenu šitoj žemėje, kad Dievas turi dėl manęs planą. Aš supratau, kas yra šeima, kokios yra tikros vertybės ir dėl ko mano sūnus yra pas mane. Iš tikrųjų, Dievas man sako, pasižiūrėk, aš esu už tave. Ir aš pagalvojau, iš tikrųjų, va, Dievas sako, aš esu už tave. Ar iš jūsų salėje atsirastų nors vienas žmogus, kuris dabar išdrįstų prieiti ir trenkti man, kai aš stoju už Roberto? Kas atsirastų kas nors? Vienas žmogus. Tai va, Dievas sako, aš esu ne Robertas. Ir ačiū Dievui. Jisai sako, nėra tokio skaičiaus, kiek kartų aš esu galingesnis už Robertą. Ir tu esi už manęs, aš esu už tave. Kas gali būti prieš tave? Jisai sako, aš atidavau patį brangiausią, kad susikeisti su tavim ir galėtum būti su manim. Ir tau nereikia nieko bijoti. Se abren ahí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí, oh, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí.
Ir turėsit padaryti sumuštinius du, kaip galima gražiau, ne? Sugalvoti. Du kiekvienas. Jo, jūsų fantazija, kokia jūsų fantazija. Gali būti skirtingi, gali būti vienodi. Žiūrėkit, naudojat viską, kas čia yra, jo? Bananai, vynogės, papuošimas, šituos mandariną. Kam reikia, nusilupkit mandarinų ir paimkit po vieną skirtelę. O kur jais nevadinti? Nestenkitės padaryti, kad būtų gražus. Prašau, banano paduoti. Bet paduoti. Aš noriu jums šiek tiek iš Dievo žodžių, iš Biblijos pasakyti 3 savybės, kurias atradau, kas padaro draugą tikrų draugų. Ir pagal tai jūs galite savo pasirinkti tos draugus, būtent kurie atspindės tai, ką aš jums pasakysiu šiandien. Gerai? Pirma, patarlių knygoje Saliamonas rašė: kiekvienu metu myli draugas. Arba kitaip sakant, pastoviai draugas myli tave. Kiekvienu metu aš tai labai myliu. Iš viso širdies, jisai girdėjo. Man negėda. Jis galvoja, kad aš tik žmonai sakau tos žodžius. Aš sakau savo geriausiam draugui. Nes jeigu jis mano geriausias draugas, tai pasakykit, ar aš jį mėgstu, ar aš jį myliu. Mėgstu. Mėgstu? Aš mėgstu valgyti ledus. Mėgstu valgyti saldainius tam tikrus. Aš mėgstu. Nu. Bet tu negali mėgti žmogaus. O jeigu geriausias draugas. draugas, Mėgsti draugą. Aš su tavim draugauju, todėl kad aš tave mėgstu. Aš tave myliu. Aš myliu tave. Todėl pripažinkit tai, kad draugą reikia mylėti iš širdies, nes tas meilė ateina iš širdies. Tai gerai. Dabar mes čia 3 dalys. Pirma dalis yra, galėsit pasimti po vieną žurnalą arba vieną plakatą, ką norėsit, ne? Čia yra tutelė. Pistoleto kol tutelės. Aš paskui paaiškinsiu jums, kai prieisim prie tos vietos. Jūs taip pat galite po vieną pasimti. Kas norit, neprivalom. Ir po vieną lipduką su artilerijos bataliono simbolika taip pat. O čia yra kita stotelė yra šaudymas iš šautuvo, bet kadangi mūsų yra mažai, tai pirmą praeisim va šitą stotelę ir tada galėsim šaudyti, gerai? Dabar žiūrėkit, kas čia yra. Aš esu karininkas, tarnauju artilerijos batalione ir mes šaudome iš sviedinių. O sviediniai yra tokie labai didelės kulkos, kaip čia pasakyti. Va čia yra sviedinys, prieš jūsų akis. Šitas sviedinys štai taip susideda iš ko jisai. Susideda iš čia yra artilerinis pabūklas ir va iš tokių šauvinių šaudo, ne, sviedinių. O sviedinys susideda taip, čia yra tokie parako maišeliai viduj ir parakas, žinot, tokios žirniai yra, kurie labai gerai dega. Kareiviai sudeda tos žirnius va čia, kiek jiems pasako, ar ne, ir paskui įkiša sviedinį čia į tą tūtą ir prie įkiša ją į vamzdį. Ir šitas sviedinys lekia iki 10 km. Iki 10 km ir jisai po to sprogsta. Šitas metalas sprogsta į labai mažas detalės ir skeveldras, kurios iki 6000 pasisklaido. Visas šitas skeveldras mažesnis, didesnis. Ir jos sužaloja žmonės vietą. Be filtruojamosios dušvės galite pabandyti pažiūrėti. Čia yra kario šalmas, galite pamėginti pasižiūrėti, kaip patogu, nepatogu su tokiu šalmu. Čia yra kario gertuvė, kuri dedasi čia amunicijos diržą. Ir katiliukas, kario katiliukas, kuris čia košę valgo iš čia, ne? O kai pavalgo, jis išsiplauna, įdeda šitą ir taip pat viskas čia telpa. Čia kario palapinsius, tai ir miegmaišis. Supratote, ne? Iš čia galit po vieną pasimti. Dabar yra galimybė įsidažyti kaip kariu. Žinot, kariai kaip įsidažydavo šalonėm, taip labai karybiškais dažais. Ar yra norinčių iš jūsų merginų?